Taigi rungtynės pralaimėtos 3-0, tiksliau 0-3. Bet galima spėti, kad sezonas bus Advoko stiprus, nes grįžo komandos žvaigždės ir pažybos. Dar labai seniai komandos Aušroje būrimosi žaidęs Nerijus Naikus, kuris buvo perėjęs į Carlsberg komandą. Grįžo Valdemar Voiniš, jaunuolis, labai greitas forwardas ir tikrai galimybės yra, potencialas yra. Taigi, Advoko pavaišino, kaip matote, Bavarijos alučių. Tiesiog aptarėme tam tikrus strateginius, taktinius niuansus, kas buvo ne taip, kas buvo gerai, ko trūko, ko buvo per daug. Ir Vytis Šniukšta, Advoko žaidėjas, kartu Tukano žaidėjas, pametė Patriką iki Švento Petro Povilo bažnyčios žiedo, Olandų. Ir čia mes matome tiltą, matome Patriką. Taigi, šitas stiprus savaitgalis skelbiame uždarytų. Tikimės, kad daugiau stiprių savaitgalių nebebus, tačiau nespjauk į šulinį, nes gali tekti gerti.